Kaip gyvuoja? Smagus labai dabelis. Toks, kur viskas arba nieko, nuotaika tokia išvažiavom. Vidutinis turbūt koks 139 vidutinis. Kosmosas, tai žodžiu, jeigu ne tas Angža, tai būtų 100 šiam vidutinis. Labai smagus greičio ruožas, šiaip viskas pagal planą. 20 sekundžių turim rezervuko, kaip ir reikėtų atsileist, bet kaip ir smagiai eina, tai varom toliau. Ką valgysi pietum? Marodos višta numatyta, pagal tradicijas. Ačiū. Kaip tie 6 greičio ruožai pirmieji? Iš naujo. Kaip tie 6 greičio ruožai? Gerai, nu po šito tai jau laimingas. Nu ne, buvau laimingas ir po praeitų. Bet kažkaip antrų kartų vis man užveža. Bet ir nesuvažiuoju labai tiksliai. Tai antri jaučiu, kad ir likom po šito antri, nes šitą tai turbūt geriausiai šiandien suvažiavau iš visų. Ir nu jo, fainai, kad važiuoja žala ir yra į ką lygiuotis. Kad žinai, kad nesi geriausias. Tai geras raliukas. Lietus nieko nesugadino absoliučiai, kelias idealus, tiesiog labai viskas gerai. Sveiki, kaip gyvuojat? Gerai, gyvuojam. Gerai gyvuotumėm, būtumėm prieš vieną poziciją, o kadangi dabar gyvuojam, tai gerai. Ko trūksta? Iki, sakykim, tos aukštesnės vietos? Nežinau, trūksta noro, tas netrūksta. Taip darom, kad važiuojam, kad čia būtumėm, o nesistengiam, kad... Bet jautiesi vis geriau po Lazdijų, ta prasme? Be abejo. Todėl ir norisi tų komfortiškų kilometrų, ne per jėgą, ne dantis sukandus. Ačiū. Labas. Kaip sekasi? Gerai. Bandom įgauti ritmą ir greitėti. Kaip buvo važiavimai antruoju kartu? Buvo simalė ar ne? Jo, stipriai pasigadinės kelias, tai teko kai kur šiek tiek atsargiau, kai kur priešingai naudoti viešės, tai taip bandom, kaip automobilis reaguoja. Vis geriau jautiesi automobilyje? Taip, išties geriau. Ačiū. Sveiki. Sveiki. Kaip gyvuojat? Gerai. Bandom vytis, bandom neprasileisti nieko. Labai gera kova, Vytautas Švedas labai greitas, Arūnas Šepkauskas greitas, Samsonas vejasi. Ir Tamašauską bandom nepaleisti. Tai va taip tu šiandien gyvena. Daug greičio? Labai viskas techniška. Tikrai visi varo, visi lekia. Nėra kada atsileisti. Ačiū. Labas. Kaip gyvuojat? Sunku šiandien. Kažkaip taip neina viskas kaip iš natų, kaip norėtume. Bet viskas gerai. Vietukas biškį pabėgo nuo mūsų jau. Tai spręsim, ką mums čia daryti, ar toliau eiti į kovą, ar išlikti stabiliai. Bet čia viskas gerai, mašina veikia, viskas okei. Greičio daug, labai daug visur. Kelias vietomis blogesnis, geresnis, bet viskas okei, važiuojam toliau. Labas Vytai, kiek čia, kokia buvo šiandien maksimalkė pasiekta? Pas mane matai paslėptas po šitų bėgių rodiktuvų paslėptas greitis, nebaisu būtų. Bet buvo 190 plus tikrai. Bet šiandien sportuoji? Tai kažkaip važiuojam savo tempu be didelio streso, bet viskas gaunasi natūraliai. Tai pradėjom greitėti nuo Lazdijų, natūraliai greitėjom Kelmę ir dabar jau lyg tai tas natūralus greitis atėjo dabar, be jokio didelio streso. Esi kada nors važiavęs, bent jau šitą greičio ruožą ar jo atkarpą? Nenoriu sumeluoti, bet tikrai neatsimenu nieko. Ačiū.
šiandien? A? Labai daug greičio? Ne, tai va šitas puikus greičio ruožas, šikanų jokių nėra, stabdymų nėra ir oro, tos tramplinus, tai nežinau, šeštų bėgių visur. Kiek laiko šeštų bėgių važiavai? Pavažiavau. Pusę greičio ruožą bent jau tikrai. Geras. Ačiū. Labas. Labas. Kur pametė į priekį? Jaučiu, kad į fotografų tą, žinai, pastatyti silikonį. O šiaip tai šitas greičio ruožas žiauriai greitas, bet galas. Tokį šuolį turėjom. Blemba, bomba, va taip. Ant vienos pusės. Žiauriai, ten žmonių buvo, tai galbūt nesusitikti. O gali papasakoti istoriją, kodėl vakar praleidai visą dieną? Dėl to, kad po avarijos matyt turėjome elektros bėdą, ta prasme automobilis važiavosi, bandėm ieškoti, bet tiesiog per mažai buvo laiko, nebespėjom po shakedowną susitvarkyti, tai tada ieškojom ir įsisprendėm ir šiandien važiuojam ir linksminamės.